Šis variklis neturi matomo kuro, vožtuvų, išmetimo ir veikia beveik visiškai tyliai. Ir taip yra todėl, kad jo kuro šaltinis yra šiluma, sukaupta šiame dideliame metalinėme bloke po juo. Jis žinomas kaip karšto oro variklis arba Stirlingo variklis. Šį vaizdo įrašą remia Ground News, apie juos papasakosiu vėliau. Čia yra sandarus stiklinis švirkštas su nedideliu oro kiekiu viduje. Jei pašildysiu švirkštą, o kartu ir orą viduje, jis išsiplečia ir stumia stūmoklį į išorę. Kai šiluma pašalinama, oras atvėsta ir susitraukia. Šis oro kaitinimo ir vėsinimo ciklas, kuris judina stūmoklį pirmin ir atgal, yra pagrindinis Stirlingo variklio veikimo principas. Vienintelė problema yra ta, kad šis kaitinimas ir vėsinimas vyksta per lėtai, todėl vietoj visos sistemos kaitinimo ir vėsinimo galime įdiegti dar vieną cilindrą su laisvai statytų stūmoklių viduje, kuris, skirtingai nei dauguma stūmoklių, nereikalauja hermetiško sandarinimo. Oras gali laisvai judėti aplink jį, leidžiant stūmokliui perkelti orą iš vieno cilindro galo į kitą. Ir tai vadinama perkelimo stūmokliu. Dabar, jei vieną šio antrinio stūmoklio pusę pašildysime, o kitą galą laikysime vėsų, galime naudoti perkelimo stūmoklį, kad perkeltume orą tarp karštos ir šaltos pusių, o tai greitai įkaitina ir atvėsina orą viduje ir leidžia viršutiniam stūmokliui judėti pirmin ir atgal daug greičiau nei anksčiau. Ir tai galima daryti neribotai, kol viena pusė yra karšta, o kita šalta. Arba bent jau tol, kol trimačiu spausdintuvu atspausdintas stūmoklis neištirps. Dabar poslinkio stūmoklis negamina jokios naudingosios galios ir jam reikia labai mažai energijos judėti, ką galima parodyti pakeitus jį šiomis guolių rutuliukais. Taigi, kai švelniai pakreipiu cilindrą, guolių rutuliukai nurieda iš vieno galo į kitą ir perkelia orą tarp karštosios ir šaltosios pusių, kuris plečiasi ir susitraukia, kad pajudintų viršuje esantį darbinį stūmoklį. Taigi, jei viršutinį stūmoklį sujungsime su alkūniniu velenu ir dalį naudingosios galios panaudosime poslinkio stūmokliui judinti pirmin ir atgal, turėtume gauti savaime veikiantį variklį. Iš tikrųjų, čia yra modelinis variklis, kuris veikia būtent taip. Šiame stiklinėje dalyje čia tiekiama šiluma, o kita cilindro pusė aušinama šiuo radiatoriumi. Kai poslinkio stūmoklis juda pirmin ir atgal, oras yra kaitinamas ir aušinamas, o tada nukreipiamas į šį viršutinį cilindrą, kuris varo darbinį stūmoklį. Tada ši galia perduodama alkūniniam velenui, kuris per krumpliaračius judina poslinkio stūmoklį, taip sukuriant nenutrūkstamą ciklą. Taigi dabar turime sugalvoti, kaip vieną iš šių Stirlingo variklių panaudosime dviračiui varyti. Ir viskas prasideda čia, nuo didelio metalo bloko ir labai ilgo darbų sąrašo. Stirlingo varikliai palyginti su savo dydžiu išvysta labai mažai galios. Todėl, kad tai veiktų ant dviračio, mums reikia didžiausio įmanomo variklio, kuris vis dar tilptų į rėmą. Vis dėlto tai nebus kitas supermotociklo variklis. Vergė. Aš siekiu maždaug 100–150 vatų galios, tai yra maždaug 0,2 arklio galios, tiek, kad būtų galima palaikyti maždaug 15 mylių per valandą kruizinį greitį. Gauti tokią galią iš Stirlingo variklio nėra lengva. Yra daug veiksnių, kurie turi įtakos efektyvumui, pavyzdžiui, temperatūrų skirtumas tarp karštosios ir šaltosios pusių. Kaip greitai šiluma gali būti perduodama į orą ir iš jo? Kiek oro variklio viduje iš tikrųjų atlieka naudingą darbą, tai tik keletas veiksnių lemiančių variklio konstrukciją. Pavyzdžiui, kad šaltoji pusė išliktų kuo vėsesnė. Iš pradžių svarstau naudoti kompiuterio procesoriaus radiatorių, nes jie yra pigus ir turi daug paviršiaus ploto. Tačiau paaiškėjo, kad bandyti nukreipti visą tą šilumą į mažą kvadratinį plotelį skirtą procesoriui tiesiog nebuvo praktiška. Todėl nusprendžiau naudoti vidinį vandens aušinimą, kuris turėtų daug geriau pašalinti šilumą greitai. Ir kai mes siekiame gauti tik apie 100 vatų išėjimo galios, net ir mažiausias trinties kiekis gali turėti didžiulę įtaką. Kas nėra lengva, kai vis dar reikia sandarių tarpiklių aplink stūmoklį ir išstūmimo stūmoklio strypą. Kai pagrindinis variklio blokas baigtas, galiu jį pritvirtinti prie dviračio, naudodamas laikiną 3D spausdintą laikiklį. Nes ši variklio dalis bus aušinama vandeniu, todėl spausdinys turėtų puikiai atlaikyti keletą bandomųjų važiavimų. Toliau šį didelį aliuminio laikiklis tvirtinamas prie variklio galo, kuris laikys alkūninius velinus ir taip pat prispaus prie dviračio rėmą papildomam tvirtumui. Patys alkūniniai velinai yra išfrezuoti iš aliuminio, o gale pritvirtinau 3D spausdintą skrėmulį, nes naudoju diržą alkūniniams velinams sujungti, vietoje krumpliaračių kaip modelinėme variklyje. O švaistiklis su įspaudžiamais guoliais jungia alkūninį veliną su stūmokliu, kad viskas suktųsi sklandžiai. Kadangi išstūmimo stūmoklis cilindre juda laisvai, idealiu atveju jis neturėtų visai liesti sienelių. Todėl aš pritvirtinsiu jį prie nerūdijančio plieno strypo. O kad tas strypas nesviruotų, naudoju šiuos linijinius guolius, tokius pačius, kokius rastumėte 3D spausdintuve. Jie leidžia išstūmimo strypų judėti sklandžiai ir tiksliai, todėl išstūmimo stūmoklis išlieka centre jam judant.
Toliau yra darbinis stūmoklis, kurį suprojektavau kuo lengvesnį, ir jis tvirtinamas prie kito plieninio strypo naudojant tvirtinimo varžką. Stūmoklio žiedams noriu naudoti PTFE, dar žinoma kaip tefloną, dėl jo mažos trinties, nors tai nėra elastinga medžiaga. Todėl ištekinau mažesnius vidinius žiedus, kurie veiks kaip įtempikliai ir turėtų išstumti PTFE į išorę, kad būtų geresnis sandarumas su cilindro siena. Žiedai stovi stūmoklyje štai taip, o abiejų žiedų tarpų padėtį paslinkau per 180 laipsnių, kad sumažinčiau dujų prasiskverbimą. Kai stūmoklis yra cilindre, jis juda beveik be pasipriešinimo. Tada stūmoklio strypas jungiasi prie alkūninio veleno, bet kadangi stūmoklis toks trumpas, jam reikia kreipiančiosios, kad judėtų tiesia linija. Ir būtent tam skirtas šis galinis dangtelis. Tačiau prieš jį montuodamas turiu iškirpti keletą tarpinių. Naudoju 0,5 mm storio silikono lakštą, kuris turėtų atlaikyti šio variklio temperatūrą ir užtikrinti gerą sandarumą. Taigi, išmušęs varžtų skylės galiu prispausti 3D spausdintuvu atspausdintą šabloną ir apibrėžti jį peiliu, tada atlaisvinti varžtus. Ir turiu tikslę tarpiklį, kuris puikiai tinka varikliui. Uždėjus galinį dangtelį ir tarpiklį, stūmoklio traukė vis dar šiek tiek sviravo, todėl pridėjau šią PTFE įvorę, pritvirtintą su tarpikliu, kad strypas būtų išlygiuotas ir judėtų visiškai tiesiai. Kitas žingsnis – sujungti abu alkūninius velinus sinchroniniu skriemuliu, kurį pasirinkau vietoje krumpliaračių, nes jį lengviau prijungti prie išvesties velino, kurį vėliau galima naudoti galiniam ratui sukti. Matydamas, kaip šis daiktas pagaliau sukasi, suprantu, kiek daug darbo į jį įdėjau. Praėjo maždaug 2 mėnesiai skaičiavimo, projektavimo, apdirbimo, tai buvo tiek daug darbo. Ir pradedu šiek tiek nervintis, ar jis iš viso veiks. Džiaugiuosi, bet vis tiek jaudinuosi. Taigi dabar reikia pagaminti išstūmėjo cilindrą ir stūmoklį. Ir tada turėtume galėti jį išbandyti. Iš tikrųjų, pradėjau šį projektą planuodamas sukurti garo variklį, bet po daugybės tyrimų supratau, kad Stirlingo varikliai yra daug geresnis pasirinkimas. Jie yra tylesni, efektyvesni ir saugesni. Ir kai supratau, kaip jie veikia, tai visiškai pakeitė projekto kryptį. Tai taip pat priminė, kaip svarbu pažvelgti į dalykus iš kitos perspektyvos, o būtent apie tai ir yra Ground News. Jie surenka susijusius straipsnius iš viso pasaulio į vieną vietą, pateikdami informaciją apie šaltinio politinę kryptį ir patikimumą. Taip galite palyginti nušvietimą ir greitai susidaryti visą vaizdą. Ground News iš tikrųjų įkūrė buvusi NASA inžinierė Harleen Kaur, kuri dirba prie Jameso Webbo teleskopo. Ir kaip inžinieriui, man pačiam patinka žinoti, kiek kas yra pagrįsta faktais, o kai informacijos tiek daug, lengva pasimesti. Ground News padeda man atsirinkti svarbiausią informaciją ir suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Pavyzdžiui, kai Europos kosmoso agentūra patvirtino, kad į mūsų Saulės sistemą pateko 20 km pločio objektas, malonu žinoti, kad jis neskrenda Žemės link. O kai šimtai šaltinių aprašo tą patį įvykį, jų Ground AI funkcija gali viską apibendrinti vos keliais pagrindiniais punktais. Man taip pat patinka naršyti mažo patikimumo šaltinius, tiesiog norint pamatyti, kokie dar požiūriai buvo pateikti, kurios be Ground News galbūt būtų vienintelė versija, su kuria būčiau susidūręs. Jie net buvo pripažinti Nobelio taikos centro už jų poveikį medijų raštingumui. Taigi, norėdami užsiprenumeruoti Ground News, o ribotą laiką jie siūlo 40% nuolaidą Unlimited Vantage planui, jums, mano auditorijai. Nuskenavę šį QR kodą arba paspaudę nuorodą aprašyme. groundnews.com/Stanton, kad gautumėte pasiūlymą. Tai yra groundnews.com/Stanton. Prieš montuodamas išstūmėjo cilindrą, turiu sumontuoti šią plokštelę, kuri veikia kaip šilumos perdavimo paviršius tarp vandens aušinimo sistemos ir oro variklio viduje. O didelis šio radiatorius paviršiaus plotas turėtų padėti greitai atvėsinti orą variklio ciklo metu. Jie taip pat atlieka viršutinės plokštės funkciją galios cilindrui, o visas besiplečiantis karštas oras teka per šią angą, kad stumtų stūmoklį. Pačiam paslinkęs stūmokliui man reikia kažko lengvo ir gana atsparaus karščiui. Todėl nusipirkau daugybę įvairių nerūdijančio plieno indų ir butelių, kad pažiūrėčiau, ar kuris nors tiks. Ir be to, kad sužinojau, jog ne vienas iš jų nėra pagamintas pagal standartinius Stirlingo variklio poslinkio stūmoklio skersmenis, radau šį vandens butelį, kuris turėtų puikiai tikti į 80 mm skersmens cilindrą, paliekant tik kelis milimetrus tarpo oro srautui praeiti. Tada pagaminau nedidelę tvirtinimo plokštelę perkelėrių, kuri prie plieninės strypo tvirtinama varžtu. Tada nupjoviau butelio viršų ir išgrįžau kelias skyles, kurios leidžia jį pritvirtinti prie apatinės plokštės. Ir sukant variklį ranka galite matyti, kaip abu stūmokliai judės, kai variklis veiks. Tačiau poslinkio stūmoklis lenkia darbinį stūmoklį maždaug 90 laipsnių alkūninio veleno kampu.
Toliau man reikia pagaminti poslinkio cilindrą, kurį nusprendžiau pagaminti iš dviejų dalių. Šaltoji pusė yra apdirbta iš aliuminio, kaip ir didžioji dalis variklio, ir aš pridėjau keletą aušinimo briaunų, kad jie išliktų vėsi. Tada jį pritvirtinama prie pagrindinio variklio bloko su dar viena tarpinė, kuri užtikrina gerą sandarumą, bet taip pat izoliuoja ją nuo vandens aušinimo. Taigi, jei oro aušinimo briaunos nebus pakankamos, gali tekti pridėti ir vandens aušinimą. Tačiau karštoji cilindro pusė turi atlaikyti daug aukštesnės temperatūras, todėl idealiu atveju karštoji pusė turėtų būti pagaminta iš plieno. Kadangi dar nesijaučiu užtikrintai apdirbdamas plieną, karštąją dalį man pagamino JLC CNC. Jie nesponsoravo šio vaizdo įrašo, bet tikrai mane išgelbėjo, nes pats šios detalės tikrai nebūčiau galėjęs pagaminti. Ir ši dalis pritvirtinta prie šaltosios cilindro pusės su stora silikoninė tarpinė, tikintis, kad ji izoliuos. Nenorime, kad šiluma persiduotų į šaltąją pusę, nes tai būtų švaistoma energija. Taigi, kai karštoji galvutė yra prisukta, variklis yra visiškai sandarus. Dabar jam tai reikia šilumos. It was tricky to move the piston again, Tai turėtų atlikti darbą. but I also noticed it was letting a lot of air leak past, which could be where most of the pressure is being lost. I first tried swapping one of the PTFE rings for a rubber O-ring to improve the seal, but it either didn't seal properly or created way too much friction. Then I thought, what if I used a piston ring like the one I've used in my small compressor? Dar ne visai. Karštojo dangtelio priekinė dalis pradeda keisti spalvą, taigi priekyje ten darosi gana karšta. Galvoju, gal reikėtų pridėti vandens aušinimą, kad pažiūrėčiau, ar tai atvėsins šią šaltą plokštę. Flexibility, hold an airtight seal, and hopefully not melt from the engine heat. But after several prototypes, I eventually found a size and shape that offered. Kai karštasis dangtelis įkaito iki raudonumo, o vandeniu aušinamas galas laikėsi ties maždaug 40 laipsnių Celsijaus, tapo aišku, kad vien tik padidinti šilumą nebuvo problema. Todėl pridėjau išorinį vandens aušinimą, kad saugiai atvėsinčiau variklį iki tokios temperatūros, jog galėčiau jį išardyti. Viduje buvo akivaizdu, kad variklis tikrai įkaista. Netgi stumiklis buvo šiek tiek pakeitęs spalvą, o kadangi jis tiesiogiai nesiliečia su karštuoju dangteliu, tai reiškia, kad oras viduje tikrai gerai įkaista. Patikrinau visas tarpinių sandūras ir uždėjau šiek tiek tepalo ant O formos tarpinės aplink stumiklio veleną, kad pašalinčiau bet kokius nuotykius. Surenkant variklio priekinę dalį, susitelkiau į stumoklio žiedus, nes tai yra didžiausias judantis sandariklis variklyje. Buvo sudėtinga judinti stumoklį prieš įstrigusį orą, o tai yra geras ženklas. Tačiau taip pat pastebėjau, kad pro jį praleidžiama daug oro, todėl būtent čia gali būti prarandama didžioji dalis slėgio. Pirmiausia, bandžiau vieną iš PTFE žiedų pakeisti guminiu O formos žiedu, kad pagerinčiau sandarumą, tačiau jis arba nesandarino tinkamai, arba sukūrė per didelę trintį. Tada pagalvojau, o kas jei panaudočiau stumoklio žiedą kaip tą, kurį naudojau savo mažame suslėgto oro variklyje, kur žiedas veikiamas slėgio išsiplečia ir sandariai priglunda prie cilindro sienelės. Vienintelė problema? Tie žiedai yra labai maži, o man reikėjo kur kas didesnio. Taigi pabandžiau atspausdinti vieną iš lanksčios TPU medžiagos savo Prusa FDM spausdintuvu, nors tai buvo gana rizikinga, nes žiedas turėjo būti tinkamo lankstumo, laikyti sandarumo ir tikiuosi neištirpti nuo variklio karščio. Tačiau po kelių prototipų galiausiai radau dydį ir formą, kurie suteikė minimalų pasipriešinimą, bet sandarino daug geriau nei anksčiau. Ir padedant vandens aušinimui, kad cilindro sienelės išliktų šaltos, tikiuosi, kad neįkais tiek, kad ištirptų. Gerai, dabar uždėjau naują stumoklį. Tad dabar turėtume gauti daug geresnę kompresiją. Matote, kai aš jį pasuku, stumoklis iš tikrųjų stumia atgal, o tai reiškia, kad kompresija tikrai gera. Tikiuosi, kad tai padarys skirtumą, nes ankstesnė kompresija buvo visiškai siaubinga palyginti su šia. Taigi įsitaisykime patogiai ir pašildykime šitą daiktą. To avoid hitting the end of the cylinder with its increased stroke, the engine is ready for another test. I really hope this works. Come on, come on. Jaučiu, kad jau visai arti, bet dar ne visai. Taigi plėtimasis vis dar veikia. Tiesiog trūksta eigos. Gerai, palaukime, kol viskas atvės prieš bandydami ką nors kitą. Nesu tikras, ką bandysiu, bet peržiūrėjęs įrašą supratau vieną dalyką. Tiesiog trūksta eigos. Jei alkūninis velenas juda 30 mm, o stumoklis tik apie 14 mm, tuomet oras gali būti per daug suspaudžiamas ir per daug išplečiamas. O tai gali švaistyti didžiulį energijos kiekį kiekviename cikle.
Dėžė. Dėl veleno ir guolių dydžių galiu sutrumpinti alkūninį veleną tik iki 25 mm eigos. Bet jei taip pat padidinsiu išstūmimo stūmoklio eigą, galbūt galėsiu perkelti daugiau oro tarp karštosios ir šaltosios pusių, o tai galėtų padidinti slėgio skirtumą ir pagerinti išsiplėtimą. Šie nauji alkūniniai velenai buvo atspausdinti 3D būdu iš dervos su Formlabs Form 4 ir turėtų būti pakankamai tvirti šiam bandymo etapui. Jie šiek tiek lengvesni nei aliumininiai, tačiau kol kas variklio balansas nėra svarbiausias prioritetas. Sumontavus naujus alkūninius velenus ir šiek tiek sutrumpinus išstūmimo stūmoklį, kad dėl padidėjusios eigos jis nesmūgiuotų į cilindro galą, variklis paruoštas dar vienam bandymui. Labai tikiuosi, kad tai veiks. Place a drive pulley to the rear wheel with a flywheel, as the original pulley ratio might have been too high, preventing the engine from gaining up. Na, pirmyn. Ar tai veikia savaime? There's still lots to improve with this engine. Tai veikia. To recover some heat energy during Tai veikia. Na pirmyn, daugiau šilumos. the engine, and more air means more expansion and more power. I also still need to build a proper burner, finish the water cooling system, Jis iš tikrųjų veikia. since Stirling engines don't throttle very. Ahau! I turned off the heat a while ago, and it's still running on the stored. Tai nėra pats greičiausias. So don't forget to subscribe to see part 2, and Bet manau, kad yra keletas dalykų, kuriuos galime pakeisti, kad pagerintume jo veikimą. Čia tai kieta. Tai skamba taip juokingai. Nors esu nepaprastai patenkintas, kad šis variklis pagaliau veikia, negalėjau atsispirti norui pabandyti, kad jis veiktų dar šiek tiek geriau. Taigi, pakeičiau paskirstimo diržą į daug plonesnį, nes storesnis diržas švaistė energiją, kai lankstėsi ir tiesinosi aplink skriemulius. Taip pat pakeičiau galinio rato pavaros skriemulį į smagratį, nes originalus skriemulio santykis galėjo būti per didelis ir neleido varikliui padidinti apsukų. Šiame variklyje vis dar yra daug ką patobulinti, pavyzdžiui, pridėti regeneratorių, kad kiekvieno ciklo metu būtų atgaunama dalis šiluminės energijos ir padidinti vidinį slėgį. Didesnis slėgis reiškia daugiau oro variklio viduje, o daugiau oro reiškia didesnį išsiplėtimą ir daugiau galios. Taip pat dar turi sukurti tinkamą degiklį, užbaigti vandens aušinimo sistemą su radiatoriumi ir suprojektuoti sankabą, nes Stirlingo varikliai nėra labai gerai reguliuojami. Iš tikrųjų, aš prieš kurį laiką išjungiau kaitinimą, o jis vis dar veikia iš saugomos šilumos plieninėme karštajame dangtelyje. Taigi, nepamirškite prenumeruoti, kad pamatytumėte antrą dalį. Ir ačiū, kad žiūrėjote.